Sveiki mano brangieji, tai kągi šiandieną turėsime rugsėjo prognozę. Džiugios naujienos tokios, kad rugsėjo mėnesį pasibaigus vasarai pasibaigė ir retro Merkurijus. Tai reiškia, jau galite pradėti imtis naujų darbų, naujų veiklų, naujų projektų, viskas turi eiti sklandžiai, sėkmingai ir žymiai lengviau, negu visa tai būtų buvę rugpjūčio mėnesį. Nežinau, ar jūs pajutote, bet daugelis tikrai turėjo apsišarvuoti didžiulę kantrybę per retro Merkurijų. Tikrai žmonėm nesisekė viskas taip sklandžiai, kaip norėjo, bet dabar viskas bus geriau. Tačiau rugsėjo 18 dieną mes turėsime mėnulio užtemimą. Mėnulio užtemimo poveikis yra panašus kaip pilnaties, tik 1000 kartų stipresnis. Tai nuo rugsėjo 18 prasideda užtemimų koridorius. Rugsėjo 18 turim mėnulio užtemimą, o spalio 2 turėsime saulės užtemimą. Tai vat per šį laikotarpį nuo rugsėjo 18 iki spalio 2 dienos vėlgi negeras laikas pradėti kažką naujo. Tai jeigu jūs norite, sakykime, kažką tais didžiulio pirkti, taip stambaus, ar kurti savo kažkokią veiklą, verslą, ar persikraustyti, viską pasistengkite padaryti iki 18 dienos. Bet kiekvienas laikotarpis yra kažkuom naudingas, taip, tai jeigu retro Merkurijus mums buvo naudingas, kad mes galėjome šiek tiek pasiilsėti, mus privertė taip planetos padaryti taip, kadangi nauji dalykai tikrai nesivystė sėkmingai. Buvo puikus laikas pailsėti, taip, pagerinti kokybę to, ką mes jau turime, taip, savo darbų, savo funkcijų, savo užduočių, galbūt pergalvoti esamų verslų strategiją, taip, ir kur jūs einate toliau. Tai visiems tiem persvarstymam, analizei, grįžimui į praeitį buvo puikus laikas, taip. Ir dabar mes jau galime judėti į priekį, bet kaip sakiau, nuo rugsėjo 18 nieko nepradedam. Ypatingai gali pasijausti sujautrėjimas būtent to mėnulio užtemimo rugsėjo 16-18 dienomis. Tai pasistengkite ramiau viską reaguoti. Ir kam naudingas šitas laikotarpis, taip, jeigu jau pasakiau, kad naujų projektų geriau nesijimti, tai ką šitas laikotarpis jums gali duoti? Tai yra puikus laikas kulminacijoms, galima pabaigti prieš tai pradėtus kažkokius darbus, kad padėti tašką jau per tą užtemimų koridorių, arba pagaliau pasimti tą rezultatą, ties kurio link taip ilgai dirbote, taip. Puikus laikas atsisakyti žalingų įpročių, jeigu norite pagerinti savo sveikatą, taip, ir jaučiate, kad jums kažkas tai trukdo, kažkokie tais įpročiai, tai labai puikus metas jų atsikratyti, turėtų būti lengviau tai padaryti. Ir žinoma, puikus laikas vėlgi susitvarkyti, apsivalyti, tiesiog padėti taškus ir užbaigti senus projektus. Ir tuomet jau nuo spalio 3 dienos viskas, mes atsigausime ir po rugpjūčio retro Merkurijaus ir po rugsėjo užtemimų koridoriaus ir galėsime toliau judėti į priekį. Kaip visada noriu priminti, kad prognozes reikia žiūrėti pagal Saulės ženklą, Mėnulio ženklą ir ascendentą. Kaip tai apsiskaičiuoti, rasite prašyme po šiuo vaizdo įrašu. Ir nepamirškime pasidalinti su artimaisiais, draugais, pažįstamais, tiem, kam būtų svarbu sužinoti visą šią informaciją. Lauksiu iš jūsų grįžtamojo ryšio komentaruose ir labai būsiu dėkinga už paspaustą patinka mygtuką. Bei nepamirškite paspausti subscribe mygtuko, kad matytumėte informaciją apie visus naujus vaizdo įrašus. Tai kągi, tai tiek iš manęs įžangai ir tuomet pasižiūrėkime, kas laukia rugsėjo mėnesį. Dvyniai, pažiūrėkime, kas laukia jūsų rugsėjo 1 savaitę.
Pagrindinis įvykis dvyniams rugsėjo 1 savaitį. Pagrindinis įvykis dvyniams rugsėjo 2 savaitį. Pagrindinis įvykis dvynių rugsėjo 3 savaitę. Rugsėjo 3 savaitę. Pagrindinis įvykis dvynių rugsėjo 4 savaitę. Svarbiausias įvykis rugsėjo 4 savaitę dvyniams. Bei vienas patarimas visam mėnesiui, ką visata nori perduoti dvyniams. Kokią žinutę visata nori perduoti dvyniams apie jų rugsėjo mėnesį. Man dar norėtųsi patikslinimo jūsų 3 savaitį, su kuo susiję čia tie netikėtumai ir pabaigos. Su kuo susiję netikėtumai ir pabaigos. Ir 4 savaitėj tą patį. Dar vieno patikslinimo, su kuo čia susiję, kas čia per įvykis. Na kągi, dvyniai mėnesis tai jūsų bus tikrai svarbus, nes jums iškrito gana daug didžiųjų arkanų. Net ir net pasikartoja tam tikri, turime porą bokštų, porą pasaulio kortų. Tai gerai, pradėkime tuomet nuo jūsų pirmosios savaitės. Pirmąją savaitę jums iškrito net 2 didieji arkanai. Pirmasis, kuris iškrito, tai yra teismo korta ir nenoriu ties ją apsistoti. Tuomet iškrito taurių valetas ir jos abi šios kortos gali rodyti, kad kažkokia tai svarbi žinia pasieks jūs 1 rugsėjo savaitę. Ir kadangi paskui jums iškrito bokšto korta, kuri rodo netikėtumus, žinia kaip iš giedro dangaus, tai greičiausiai ta žinia jums bus netikėta. Galbūt jūs jau nebelaukėt atsakymų iš kažko tais taip. Arba galbūt ateis žinutė iš žmogaus, su kuriuo jūs ilgą laiką nebendravot. O galbūt jūs laukėt ilgą laiką atsakymo patikslinimo, bet irgi jokio atsakymo negavot. Galbūt kažkokia tai žinia gali būti svarbi ir iš valstybinių institucijų, taip. Nesvarbu iš kur, bet kažkas svarbaus ir netikėto gali būti. Ir būtent todėl, kad šitoje kortoje mes matome, kad kažkas kažką tais sakys, taip, komunikacija tokia iš viršaus, iš dangaus. Tai dažnai būna pagal šią kortą, kad atkeliauja pas mus svarbios žinios.
Bet taipogi tai yra ir karminė korta, na tai įvykiai, kurių jūs negalite išvengti, taip jau jie, sakykime, jūsų likime yra įrašyti ir bet kokiu atveju jie turi įvykti, taip. Tai vat gal kažkam kažkoks ir karminis įvykis, kuris sudrebins jūsų rugsėjo 1 savaitę. Gali būti ta naujiena susijusi ir su vaikais, kadangi valetai atsakingi už vaikus, taip. Ir taipogi čia yra taurių valetas, tai yra skorpionas, žuvis, vėžys. Arba gali būti ir kažkas susijęs su meilės dalykais, nes vis dėlto taurės atsakingos už asmeninius santykius, taip, meilę. Tai galbūt kažkokia žinia susijusi su meilė, bet nebūtinai. Apskritai gali būti, kad netikėta žinia pas jūs atkeliauja rugsėjo 1 savaitę. Toliau antroji savaitė. Pas jūs pora matosi. Mes čia turime lazdų karalių ir lazdų damą. Tai vat yra du žmonės, taip, jeigu jūs esate santykiuose, tai čia bus jūsų sąjunga. Ir tarp jų iškrito taurių ketvertas. Taurių ketvertas, kaip matome, tokio liūdesėlio korta, apatijos, galbūt jūs ilgai nesimatėte. Ilgesys galbūt yra. Netgi gali būti tokia, na, depresinė nuotaika, kai visiškai nesinori nieko daryti, taip, to labiau ir ruduo ateina, tamsu lauke darosi anksčiau, taip. Tai vat prie to paties ir tokia nuotaika susijusi su jūsų santykiais, taip. Bet čia ne pykčių korta, o čia labiau tokia apatijos korta ir depresiškumo, depresiškos nuotaikos. Tai antrąją savaitę pagrindinis įvykis bus vat būtent toks, kad galbūt jūs viens kito labai ilgitės, taip, arba seniai nesimatėt ir pas jūs tokia nuotaika liūdnoka. Tuomet trečioji savaitė. Pas jūs čia kažkas sudrebina. Vėlgi sudrebina jūsų 3 savaitę, kadangi pas jūs čia dar vienas bokštas iškrito. Bet galiausiai mes turime lazdų šešetą, nugalėtojo kortą, tai bet kokiu atveju, kad ir kas ten jūs kaip drebins, jūs jausitės, kad arba jūs gerai pasirinkote kažką, arba jūs atlikote teisingą žingsnį, kadangi pirmoji korta lazdų dvejetas. Na, šiaip tais lazdų dvejetas, vėlgi mes turime du žmonės, taip, čia mes turėjome du žmonės, čia gali būti du žmonės, pora kažkokia tai sąjunga, bet apskritai tai šita korta dažniausiai, na, tokia būti ar nebūti. Eiti ten ar eiti ten, pasirinkti tą ar pasirinkti tą. Pavyzdžiui, net gali būti ir analizė gili, arba pavyzdžiui, korta susijusi su kelionėm, bet čia nėra keliavimo korta. Čia yra korta, kuri rodo, kad nusipirkau bilietus lėktuvo. Taip. Aš jau darausi kažkokią tai analizę, darausi pirmosius žingsnius, bet kelionės kaip po tokios dar nėra. Tai greičiausia čia bus pas jūs tiesiog kažkoksai tai pasirinkimas tarp dviejų variantų ir kažką jūs čia sudrebinsit, galbūt jūs pasirinksit išeiti iš tos situacijos, palikti kažkurį nenaudingą variantą, nes čia bokštas, kažkas netikėto, kažkas griūna ir pasaulio korta taip pat rodo etapo pabaigą, bet užbaigę jūs tą etapą jaučiatės kaip nugalėtojai. Pagaliau aš tai užbaigiau, o galbūt pagaliau aš padėjau tašką, o galbūt pagaliau nutraukiau aš tą kažką, kas buvo toksiško mano gyvenime. Tai pabaiga labai graži. Lauksiu komentaruose, su kuo čia pas jūs susijusi ta 3 savaitė, taip, kas čia jums gali nutikti. Nes šiaip tais gali būti tiek su darbu susiję, tiek su santykiais susiję, su bet kuo, nes mes neturime kaip po tokių aiškių kortų šiuo atveju, kad indikuotų tik tai meilę ar tik pinigus, taip.
Ir tuomet jūsų paskutinioji savaitė irgi labai įdomi, kortos tokios visos dviprasmiškos ir taipogi dar vieną pasaulio kortą. Mes čia turėjome etapo pabaigą ir čia pas mus iškrenta. Tarp kitko dar pasaulio korta atsakinga už internetą, už susirašinėjimą socialiniuose tinkluose, taip. Ir apskritai viską, kas susijęs su užsieniu. Tai mes turime pasaulio kortą, po kurios eina lazdų penketas. Tai yra korta didelės konkurencijos, kai, sakykime, arba savo darbe, arba savo versle galite turėti didžiulę konkurenciją, arba mokykloje, universitete, kažkur tais yra didžiulė konkurencija. Ir gali būti, kad, pavyzdžiui, jeigu jūsų verslas susijęs su internetu, tai, pavyzdžiui, elektroninė parduotuvė, tai gali būti, kad yra didelė konkurencija, kurią reikia nugalėti. Ir kad nugalėti jums padės atsiskyrėlio korta. Atsiskyrėlis rodo, kad pasiekti gero rezultato svarbu yra detali, gili analizė. Tad jeigu jūs atliksite tą detalę, gilę analizę, tai jūs prieisite prie monetų karaliaus. Puikus rezultatas yra stabilumas, pajamos, gali būti, kad tai šiame visame kelyje jums padės būtent toks vyrukas. Jeigu jūs esate vyrukas, gali būti, kad jūs pats išspręsite visą tą situaciją, taip. Arba tai bus tos srities specialistas, kuris jums padės tą analizę atlikti. Pavyzdžiui, koks nors marketingo specialistas padės išanalizuoti, kokios jums būtent reklamos reikia, kokia būtų naudingiausia, taip. Ir galutinį rezultatą mes čia matome taurių trejetą, žmonės švenčia kažką tais, reiškia, yra ką švęsti, yra puikus rezultatas, taip, tai reiškia, jūs sugebėsite susitvarkyti su ta konkurencija. Ir nebūtinai tai gali būti, kad tik tai jeigu jūs turite internetinį verslą, taip. Galbūt čia kažkokia tais konkurencija darbe, susirašinėjimai su kolegomis, nesuprantat, kodėl jums nesiseka, pavyzdžiui, kažkaip tais būti labiau pastebėtiems, bet jūs atliksite tą analizę arba jums padės šitas žmogus ir visi kartu jūs greičiausiai prieisite prie kažkokios tai bendros idėjos, kuri tenkins visus, taip, ir pagaliau galėsite švęsti. Tai puikus jūsų mėnuo ir patarimas visam mėnesiui, kas jums iškrito, lazdų trejetas. Tai vat, kaip čia sakiau, pas jūs buvo lazdų dvejetas, kuris reiškia tik tokią analizę būti ar nebūti, nuspręsti, taip. Tai jau vat lazdų trejetas rodo, kad pagaliau reikia imti žingsnio kažkokios, tai prieki jau jūs nusprendėte, kas jums yra svarbiausia, ką reikia daryti, dabar tik reikia tai padaryti. Nors pirmą žingsnelį žengti, taip, imtis iniciatyvos. Ir čia parašyta, kad ženkite tą pirmąjį žingsnį ir tikrai jums bus atlyginta vienu ar kitu būdu, taip. Tai pamatysite tikrai puikų rezultatą, jeigu surizikuosite, jeigu imsitės veiksmų, jeigu išdrįsite, taip. Tai vat būtent čia jums reikia imtis veiksmų, taip, išanalizuoti, netingėti, skirti laiko. Čia jums reikia nuspręsti, kuriuo keliu einat ir užbaigti visą tai, kas jums nenaudinga, taip. Čia reikia tiesiog pasistengti susitvarkyti su savo tą būseną ir kažkaip iškelti save iš to negatyvo, taip, kad nebūtų to patiškumo, kad imtumėtės darbų, kažką naudingo darytumėt ar savo versle, ar namuose, ar savo sveikatai, taip, kad nebūtumėt toje liūdnoje būsenoje. Tai va toks vat jūsų mėnuodviniai. Išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį ir turėsite puikų rezultatą. Linkiu jums didžiausios sėkmės. Lauksiu sugrįžtant kitose prognozėse.
Ir iki kitų kartų. Ate, ate.